šiam padaryti, padariau tai šiam. O, pati. Konkurso Lietuvos metų automobilis 2025 mūšiai baigėsi. Nuvažiuoti tūkstančiai kilometrų, išmatuoti milijonai centimetrų, liuksų, decibelų ir arklio galių. 32 automobiliai grįžta į garažus. Ekspertai įvardino geriausius 12 nominacijų. Tauta išrinko savo mylimiausią, komisija paskelbė net 3 metų automobilius skirtingose kainų kategorijose. Apdovanoti ir geriausi sportininkai. Metų automobilis 2025 baigėsi ir keliauja į archyvus. O mes pažvelkime, kaip vyko didžiausias Lietuvoje automobilių konkursas. Viskas prasidėjo prieš 28 metus, kai Lietuvos žurnalistų autoklubas nepriklausomoje Lietuvoje pradėjo daryti tai, kas pasaulyje vyksta nuo pat 1949-ųjų. Lietuvoje gimė metų automobilio konkursas ir šiuo metu tai be abejo didžiausias, solidžiausias ir patikimiausias automobilių vertinimo renginys. Šiemet konkurse dalyvavo 32 naujausi per pastaruosius metus šalyje debiutavę automobilių modeliai. Iš jų net 12 varomi elektros pavara, o 26 vienaip ar kitaip elektrifikuoti. Bendra testuose dalyvavusių automobilių parko vertė beveik 2 milijonai eurų, o bandymų poligonuose trasą trypė net 8237 mustangai paslėpti visų šių automobilių jėgainėse. 10 autoritetingų ir patyrusių komisijos narių, padedami viso būrio ekspertų, susirinko mėnesiui bandymų, per kuriuos įsipareigojo išrinkti net 12 nominacijų nugalėtojus. Kelintą kartą esu komisijai? 4. 6. Šiemet skaičiavau. Esu nuo pradžios. Pirmą kartą. Aš esu labai panašiai kaip gerbiamas Šekas Norsinas, kuris padaro visus atsispaudimus, tai aš esu visus kartus komisijos narys. Yra 28 kartas ir kokius turbūt 2-3 praleido, nebeatsimenu kiek, tai koks ketvirtis amžiaus bus. 28, 20, nežinau. Tikrai nežinau. Nu daug, nu ką žinau. Konkurso komisijoje esu 1 kartą. Esu 2 kartą, bet dar kokius 8 gal kartus buvęs kaip fotografas šio renginio. Kelintą kartą komisijoje. Tikrai neatsimenu, bet gal plaukų spalva parodo, kad, maždaug kokį 5 gal. Visi testuose dalyvaujantys automobiliai labai skirtingi. Vieni varomi elektra, kiti benzinu ar dizelinu. Vieni mažučiai, kiti prabangūs ir dideli.
Yra tokių, kurie geriausiai tinka miestui, o yra ir tų, kurie gali važinėti sunkiai prieinamoje teritorijoje. Ir juos visus reikia kuo objektyviau įvertinti ir palyginti tarpusavyje. Tai sunkus uždavinys, o jį palengvinti padėjo padangų gamintojas Continental, kuris visiems dalyviams suteikė vieną labai svarbų palyginimui elementą – vienodas žiemines padangas. Jau netgi neatsiejama, man atrodo, tas Continentalio ženklas ir NATO automobilio rinkimai, tai mes laukiam kiekvienais metais kaip šventė mums. Ta tokia tradicija tęsiasi jau daugiau negu 20 metų ir manau, kad ateityje siesime irgi čia tuos dalykus. Nors elektromobiliai nėra rinkimų Lietuvos metų automobilis naujokai, tačiau juos vis dar sunku tiesiogiai lyginti su degalais varomais konkurentais. Vienintelis, tačiau vis dar barjero neleidžiantis peržengti skirtumas – vienu įkrovimu nuvažiuojamas atstumas. Trečią kartą prieš metų automobilio testus Druskininkuose darome tikro gyvenimo elektromobilių testą. Tai reiškia, kad ir koks būtų oras, paskutinėmis dienomis, kai greitkelyje galima važiuoti 130, taip ir darom. Visi automobiliai buvo įkrauti iki 100% ir nuvažiavo 20 km. Tai visi startuoja tom pačiom sąlygom. Viso atstumas bus apie 200 km. Finiše žiūrėsim, kokias sąnaudas rodė kiekvienas automobilis. Ar visi nuvažiuos visą atstumą ir kaip sekasi lietuviškam darganotam rudenyje gyventi su elektromobiliais. Mieste važinėjant vairuotojo sprendimai lemtų stipriai daugiau. Na, važiuojant greitkelį ir dar palieptų greičiu, sakykime, vairuotojas čia nieko negali padaryti. Tiesiog čia jau yra automobilio, bet tai ir yra tikslas – palyginti automobilius, o ne vairuotojus šiandieną. Pagal deklaruojamus duomenis, tą maksimalų nuvažiuojamą skaičių kilometrų, tai, manau, nei vienas automobilis šiomis sąlygomis ir 130 km/h greičiu negali pasiekti savo to maksimalaus įveikimo atstumo. Jis ne veltui yra maksimalus, nuvažiuoja iki. Tai mes tikriname tai, ko galbūt gamintojai nereklamuoja. Žiūrime, kiek galima nuvažiuoti tikrai prastomis sąlygomis. Kiek mes čia esam dabar nuvažiavę, kokį 130 km iš 200, tai sekasi puikiai. Baterija didelė, dar turiu jos daug, tai tikrai nereikia jaudintis man nei dėl kažkokių oro sąlygų, nei dėl bendro vidutinio greičio. Sau ramiai komfortiškai važiuoju, šildausi, klausausi podcastą ir viskas, viskas gerai. Jeigu jau matysiu, kad nedavažiuoju iki finišo, tada kažką darysiu, skaičiuosiu važiuodamas, nes dabar iki finišo liko turbūt kokie 70 kažkeli kilometrai, o man rodo vis dar 100. Tai bandysiu kažkaip, ką aš bandysiu, nieko aš negaliu bandyti, čia vairuotojas bejėgis. Artėjant link finišo, įjungtas Suvalkiečio genas pas mane, reiškia, privertė sumažinti greitį iki beveik 80. Teko aktyvuoti Suvalkiečio geną visus markumus, nes buvo sąnaudos iš pradžių 28, nes turbūt tai dabar 25. Bet kaina to yra greitis sumažėjęs iki beveik 70, nes man ties Transekspedicijos maždaug tuo logistikos centru rodė, kad 0 km jau liko nuvažiuoti ir viskas baigėsi. Tai va, bet matyti irgi ne visą teisybę rašo. Lietuvos metų elektromobilių 2025 skelbiamas. 43 balus surinkęs Renault Scenic. Sveikinam, matau. Renault Scenic! Elektromobilis vienas už, vienas prieš. Už, iš esmės galima važiuoti pigiai, galima važiuoti tyliai, galima važiuoti ekologiškai. O prieš yra tai, kad yra papildomų sąlygų, kokią elektrą naudoji, ar moki regeneruoti, ar moki naudotis elektromobiliu. Už važiavimo sklandumas ir tylumas, prieš faktas, kad krovimas.
Turbūt minusas bus tai, kad reikia planuoti savo keliones, ko mes dar nesam pratę ir kam gal mes nebūtinai turim gerą infrastruktūrą, o pliusai yra ekologija, aštrus varikliai visada praktiškai nepriklausomai nuo bendros galios, bendrai ekonomiškumas, tai taupiau važiuoti, visi tokie visiems gerai žinomi iš esmės parametrai. Pradėsiu nuo to prieš. Prieš tai visgi yra tam tikras tavo laisvės apribojimas, nes nenori šiek tiek kompromisų reikia daryti, bent jau su dabartinė infrastruktūra. Pliusas didysis, kad tu važiuoji neterždamas oro, turi didžiulį sukimo momentą, ir kai kuriais atvejais važiuoja visiškai nemokamai. Šiuolaikiniai bekelės didvyriai skirti labiau minkyti daugiabučių kiemų sniegą ir tvirtai laikytis važiuojant žvyrkeliu į kaimo turizmo sodybą. Bet metų automobilis 2025 komisija turi savo nuomonę. Jei ant bagažinės dangčio puikuojasi užrašas 4x4, tai atstovėk vadinamo vardą ir nesileisk vadinamas crossoveriu. Juk SUV kėbulą užsidėjo net 27 iš 32 testuojamų automobilių. Štai kaip metų 4x4 testai atrodė seniau. Dabar pretendentų į metų 4x4 nominaciją testai atliekami ne taip skausmingai patiems bandomiesiems modeliams. Tikras purvo vonias ir sudėtingus automobilių negailinčius testus pakeitė instrumentiniai bandymai. Pravažumo galimybės išmatuojamos bekelės guru Audriaus Sutkaus sukonstruotose platformose ir be emocijų bei subjektyvumo skaičiukų pavidalų pateikiamos komisijai. Valdomumo, komforto ir kitus subjektyvesnius pojūčius įvertina metų 4x4 nominacijos steigėja draudimo bendrovė Balcia Insurance. Balcia Insurance draudimo kompanija yra atsakinga už testavimus automobilio ekstremaliomis sąlygomis. Šiandien esame autodrome, bandom juos slidžiose dangose. Žiūrime stabilumą, manevringumą ir kitas automobilio savybės. Dešimtmečius autoindustrijoje besisukantys komisijos nariai vertina automobilius pajungdami savo patirtį ir galėdami juos lyginti su tūkstančiais anksčiau bandytų automobilių. Tačiau šiame konkurse yra disciplinos, kurių vertinimai absoliučiai objektyvūs. Viena tokių – visų pretendentų į 4x4 nominaciją įvertinimas ant bekelės eksperto Audriaus Sutkaus specialiai tam ruoštų stendų. Tai šiandien visus 4 ratais varomus automobilius patikrinam Audriaus Sutkaus specialiai sukurtoje platformoje. Tai ten buvo kelios užduotis. Pirma iš jų šukos, kaip jis vadina, tam, kad pratikrintumėm automobilių prošvaisą ir pažiūrėtumėm, kiek jis skiriasi nuo gamintojo nurodomas. Antra užduotis buvo užvažiavimas ant 2 pakilų įstrižinių ratų. Tai tikrinam kėbulo standumą, kaip atsidaro duris ir bagažinės dangtis automobiliui įsiveržus įstrižais ratais. Ir trečia užduotis – užvažiavom ant specialių platformų, kur imituojamas sukibimo nebuvimas. Ir sukibimą palikdavom tik vienam ratui, galiniam.
ir automobilis turėdavo išvažiuoti. Reiškia, tai parodydavo, kaip 4 varančiųjų ratų sistema sugeba susitvarkyti su turbūt pačia ekstremaliausia situacija, kai sukibimą turi vienas ratas, turi užsiblokuoti, kas turi užsiblokuoti ir jis turi gauti pakankamai galios išstumti automobilį. Ta nominacija, kurią šiandien mes darėm vieną iš testų jai, vadinasi 4x4. Tai turbūt galim sakyti, kad šitoj nominacijoje apdovanojamas automobilis, kuris labiausiai atitinka tą bekelės, švelniai tariant, dalyvio vaidmenį, ar ne? Metų 4x4 Toyota Land Cruiser. Kokias savybės vertinti lengviausiai? Pats sunkiausias klausimas. Ką mato akis ir ką jaučia širdis, turbūt, nes dažnai lipus į automobilį iš karto aišku. Ko gero, kad kaina. Aš galvoju, kad tai labai paprasta yra. Daug arba mažai. Bet kita vertus ir grožį labai lengva vertinti. Man lengva vertinti valdomumo savybės, man lengva vertinti pakabą ir aš visada užmirštu pažiūrėti, kiek yra vietos gale, nes man tai niekada nėra svarbu ir nebuvo gyvenime. Niekada nežinau, kokio dydžio bagažinė, nes dažniausiai aš niekad nieko nesivežu. Net ir važiuodamas į tolimas keliones aš vežuosi mažai daiktų, dėl to ten kiek litrų daugiau ar mažiau bagažinės turis man yra visiškai vienodai, dėl to čia nieko gero, čia aš kaip komisijos narys truputėlį pamirštu tai pažiūrėti. O tos savybės, kurios man patinka, fainos, valdomumas, dinamika, pakabos darbas, aišku, aš šitai kreipiu dėmesį ir man tai vertinti lengviausia. Pirmąją konkurso stovyklos dieną Lietuvos sporto centro bazėje Druskininkai vyko intensyviausia Lietuvos metų automobilis dalis, kuomet pretendentai pakliuvo į rankas Vilnius Tech universiteto automobilių inžinerijos katedros mokslininkams bei techninės apžiūros įmonių asociacijos Transexta komandai. Ekspertai apsigiklavę tiksliais prietaisais matavo įvairiausius automobilių parametrus ir juos pateikė lentelėmis bei grafikais. Akivaizdu, kad skirtingų automobilių gamintojų skirtingos konstrukcijos žibintams kovoti su tamsa sekasi nevienodai. Mes šiuo metu matuojam šviesos intensyvumą, kiloliuksai metrui. Po to surinkę duomenis, juos pasiversim į liuksais 25 metram, atstumui, kad galima būtų išsireikšti. Šviesos ryškumą, kiek toli šviečia, kiek gerai kelią matom. Kita metų automobilio rinkimų bandymų programos naujiena – automobilio pakabos ir vairuotojo komforto jausminis matavimas. Turim matuoklį sėdynės apačioje, ant kurio sėdamės, tai jisai matuoja įvairius virpesius, duobes, kaip veikia automobilio važiuoklė, kaip tos visos jėgos sugeriamos ir persiduoda vairuotojui. Tai mums kartais jausmiškai gali atrodyti vieną ir kitą pusę iš tos komforto pusės, bet čia jau piešia grafikus, tikslius skaičius ir po to visus šitos rezultatus baigę bandymus apdarosim. Taip, o čia turim garso matuoklį, tai irgi vienas iš komforto rodiklių, kaip persiduoda išorės garsas pravažiuojančių automobilių, kelio garsas, padangų, akmenukų į kėbulą besidaužančių, tai irgi vienas iš komforto matavimo būdų. Salone girdimo triukšmo pikai buvo fiksuojami važiuojant tose pačiose asfalto bei miško keliuko atkarpose. Kokias automobilių savybės konkurse vertinti sunkiausia? Dizainą. Tie parametrai, kurie yra subjektyvūs, tuos vertinti turbūt yra sunkiausia. Mūsų darbas yra toks, kad mes dažniausiai turime reikalų su naujais automobiliais ir nežinia, kaip jie elgsis po metų, tarkim, 5 ar ne. Tai dėl to sakoma, kad tu ten prigyrei, prišnekėjai, aš nusipirkau, o man ten po pusės metų pradėjo lysti visokie ragai, ne iš visokių vietų. Tai kai kuriais atvejais šitą prognozuoti ganėtinai sunku. Gali būti sunku įvertinti kai kuriuos dalykus, apie kuriuos inžinieriai papasakoja pristatant automobilį ir jie ant popieriaus yra svarbus, bet dažnai užpakaliu nesijaučia. Turbūt tas technologinės gal, nes jų negali taip iš karto pamatyti ir pajausti. Reikia daug ieškoti informacijos apie tą automobilį ir daug perskaityti, kad suprastum, kas ten yra viduje. Šiais metais mes turėjome tokią nominaciją metų interneto automobilis. Tai man tai buvo mistika ir jeigu ne specialistų iš Bitė Lietuva komanda, tai aš tikrai nebūčiau prisidėjęs prie to darbo.
Sako, jog jauniausiai vairuojančiai žmonių kartai automobilis tai telefonas ant ratų. Ir iš tiesų, pagalbinių vairavimo sistemų, elektroninių asistentų ir įvairių daviklių automobiliuose yra nenusakoma daugybė. Vairuotoją dabar supa eilė ekranų, kuriuose galima tiek TV3 žiūrėti, tiek ir valdyti automobilio funkcijas. Telekomunikacijų bendrovė Bitė padėjo komisijai išsiaiškinti, kurie automobiliai gali vadintis metų interneto automobiliais. Kriterijai šio konkurso mes tikrinsime vartotojo sąsają, aplikaciją, kokius turi funkcionalumus, ką galime daryti su automobiliu, kaip prisijungiame per CarPlay'us, laidu, nelaidu, kokius papildomus funkcionalumus nuotolinius turi automobilis, ar net kaip šioje Cuproje matote automobilio parkavimas ir išparkavimas. Plečiasi tinklai, atsiranda 5G internetas, kuris turi labai mažą vėlinimą, itin didelę greitaveiką ir mes esam tektoninėme lūžyje, kur ateityje kalbėsime apie savaigius automobilius, nuotoliu valdomus automobilius, būtent dėl tinklų vystymosi ir gamintojų išmanumo ir norime tobulėti šią linkmę. Mes kaip ryšio tiekėjai plečiame nuolatos savo tinklus, plečiame jų apritį, didiname greitaveiką, mažinimą vėlinimą ir taip prisidėsime prie automobilių nuotolinio valdomumo. Iš esmės automobiliai taps autonominiai, kalbės tarpusavyje, aš manau, kad jau netolimoje ateityje. Lietuvos metų interneto automobilių 2025-aisiais skelbiame Q6 e-tron. Audi Q6 e-tron. Kaip po 10 metų atrodys Lietuvos metų automobilio konkursas Lietuvoje? Tai komisijoje bus, nežinau, gal koks vienas autoklubo narys vairuotojas, pasimsim visokių influencerių ar šiaip kokių žymių žmonių ir rodysim su šampanu, kaip patogu važinėti automobiliuose nevairuojant. Manau, kad po 10 metų tai jau neliks vidaus degimo variklių, aš taip tikiuosi. Tokio žodžio benzingalvį turbūt nebeliks, išmirsim. Aš įsivaizduoju, sakysim, turim su vidaus degimo variklių vis dar kažką, nes nežinau, kaip čia pasisuks ES politika, bet akivaizdu, kad elektromobiliai dominuos. Gamintojai vis tik dar nežino, kuriais, nors jau buvo suplanavę kuriais, bet dar grįžta prie klausimo sprendimo iš naujo, tai turėtų būti įdomu labai. Po 10 dar nežinau, bet pavyzdžiui, po 20 tai aš jau įsivaizduoju, kad jau tikrai mes tiesiog vien tik elektromobilius vertinsim. Turbūt. Aš įsivaizduoju, kad bus visiškai turbūt kitokių savybių vertintojo reikės po 10 metų negu dabar, nes dirbtinio intelekto įsivėlimas į automobilio valdymą, jie tampa pamaži kasdienybė ir reikės programuotojo turbūt įgūdžių daugiau ateityje. Kad po 10 metų aš taip tikiu. Čia bus visiškai mano spėjimas, kad bus visos degalų rūšys, kurios yra dabar. Galbūt bus dar toks, reiškia, ko mes šiandieną nežinome, gal vandenilis kažkokių modelių pasieks gyvenimą, galbūt sintetiniai degalai, galbūt kažkokios baterijos, kurios atsiras per tą 10-metį, bus labai labai stebuklingos. Ir mums nebereiks kalbėti apie jų svorį ar apie jų talpą, ta prasme, kad bet kokia baterija išėmus iš telefono su ją galėsi nuvažiuoti 1000 km. Aišku, kad taip dar nebus, bet tikėkimės. Gali būti, kad išmoksime dar paprasčiau vertinti automobilius, taip kaip dabar, kaip padaryta yra su visureigiais, kuriuos mes per 30 metų laužėme poligonuose, o dabar paimame gražiame stende, mes išmatuojam visų savybių, gauname daug daugiau informacijos, negu gaudame poligonuose. Tada gali būti, kad kažkas tokio gali įvykti. Aš norėčiau, kad jis būtų toks pat linksmas ir geras kaip šis. Kiekvienais metais automobilių gamintojai investuoja milijardus į transporto priemonių saugumą, komfortą, autonomiškumą didinančias sistemas ir nesiliauja ieškoję, kokiais dar atrakcionais galėtų užsiimti vis mažiau vairuojantis šoferis. O šnekant rimtai, atrinkti vis gausėjančiame papildomos ir serijinės įrangos sąraše įdomiausias autoindustrijos naujienas vis sunkiau.
Su šia užduotimi konkurse padėjo susidoroti automobilių inovacijų ekspertai iš Autoplius LT. Kelinti metai iš eilės Autopliusas steigia metų inovaciją, metų automobilio rinkimuose. Ko gero, mums tai yra viena aktualiausių, viena įdomiausių dalių, nes inovacijos yra tai, kur kiekvienais metais gamintojas turi, atrodo, išrasti panaują kažkokį tai dviratį, kuris būtų ne tik šiaip dviratis, bet ir aktualus mums visiems. Darosi vis sunkiau tiem gamintojams kažką naujo atrasti. Būtent premium gamintojai turbūt daugiau turi tų inovacijų. Tai, sakykime, labai patiko išbandyti naują platformą, kuria dalinasi tiek Audi, tiek Porsche Macanas. Abu taip pat turi ir po trečią ekraną, kuris užtemsta pajudėjus iš vietos, kas yra iš tikrųjų gana naudingas dalykas, ypatingai man žmogui, kuris turi vaikų, kurie kartais užsiknisa tose ilgose kelionėse ir nori pažiūrėti savo ten filmukus ar kažką. Tai, pavyzdžiui, dezinfekcija telefono, kurią turi Hyundai'us. Tiek šlapioj trasoj kiekvienas elgiasi skirtingai, tiek ant tos dangos, kur metamus iš šono, kiekvienas elgiasi skirtingai. Tai žodžiu, kiekvienais metais ta diena yra įdomi, džiaugiuosi būdamas to dalimi ir džiaugiuosi, kad Autopliusas yra metų automobilio dalim. Metų inovacija 2025. Taigi, tai bus Audi Q6 e-tron. Komisijos nariai ir patys neblogai vairuoja, o kai kurie iš jų vairuoja net labai gerai. Tačiau metų automobilio komisija visuomet ieško tikrų profesionalų pagalbos. Automobilio ralio meistrai Giedrius Notkos ir Vladas Jurkevičius ėmėsi kandidatų bandymo, puikiai žinodami, ką slepia frazė sportiškiausias automobilis. Kartu su kolega ralistu Giedrium Notkom testuojam 3 automobilius, tai Porsche Macan Turbo, Toyota Yaris GR ir Cupra Formentor VZ. Kiekvienas automobilis turi savo pliusų, turi savo minusų. Vienas automobilis yra labai geras įsibėgėjimo prasme, net atgal lošia galvą ir atrodo, kad jis jau pats greičiausias, bet kai atvažiuojam į kažkokį tai posūkį ir slidžioj dangoj, matai, kad jį suvaldyti yra sudėtingiausia ir man kaip sportininkui vis tiek svarbu yra valdomumas automobilio. Sportinis automobilis susideda iš kelių skirtingų komponentų, tai mano nuomonė turi būti lengvas automobilis. Turi būti lengvas automobilis, galingas ir gerai valdomas. Tai iš šitų 3 automobilių kiekvienas turi tam tikrus dalykus, kuriuos atitinka. Mano nuomonė, sportiškiausias automobilis yra Toyota Yaris. Manau, kad tiek Porsche Macanas elektrinis, tiek Cupra Formentorius turi sportinių automobilių požymių ir linksmybių tame, bet gan stipriai, manau, laimi Yaris. Ir tai yra Toyota GR Yaris.
Svarbiausia bet kurio sportiško automobilio dalis – arklio galios. Galingiausias 2025 metų rinkimų dalyvis – tai Porsche Macan Turbo EV, kurio jėgainėje 639 elektriniai žirgai. Galingiausias hibridinę pavarą turintis dalyvis – Jeep Grand Cherokee su mišria 381 arklio kaimenė. O tarp tradiciniais degalais varomų automobilių šį kartą pats galingiausias Cupra Formentor VZ su 333 arklio galių benzininė jėgaine. Rinkdami saugiausių automobilį, komisijos ekspertai derina duomenis gautus iš gamintojų bei nepriklausomų tyrėjų su testais, kuriuos atliko metų automobilis 2025 ekspertai. Euro NCAP įvertinimas, oro pagalvių, aktyvaus saugumo priemonių ir elektroninių asistentų suminė nauda papildoma ekspertiniais testais, už kuriuos atsakinga buvo Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija Transexta. Užduotis kokia? Išsiaiškinti, kaip automobilis efektyviai stabdo ekstremalių režimų ir siekiant išvengti subjektyvaus kažkokio tai vertinimo, naudojam tą lėtėjimo pagreičio matuoklį, kuris fiksuoja ne tik per kiek metrų sustoja, per kiek sekundžių sustoja, bet esminis momentas tas lėtėjimo pagrindas metrai per sekundę kvadratu. Tai geroji žinia yra ta, kad visi automobiliai labai arti vienas kito ir, sakysim, kažkokio visiško nesusipratimo, kas ankstesniais metais yra pasitaikę, tikrai nebuvo. Testus baigiam po pietų, bet menkė liko ten, kur jinai nukeliavo per visą mitybos grandinės procesą. O, pati sustabdė. Jau stabdė. Oho, įdomiai taip. Per du tokius etapus. O, normaliai. Čia pati viską? Jo, nieko nekliudėjo. Labai čia gerai. Matuojam automobilio autonominio avarinio stabdymo sistemą. Tai yra pagalbinė sistema padedanti vairuotojui išvengti kliūties kritinių atveju. Tai ir matuojam kiekvieno automobilio, koks atstumas sustojimo yra iki kliūties. Tai pamatavus dar ne visus automobilius, bet turim išsibarstymą nuo 2 metrų iki kažkur pusės metro atstumu iki kliūties. Ir pati geroji žinia, kad autonominis stabdymas, kuris ankstesniais metais kėlė labai daug klausimų, tai šiais metais tik tai vienas automobilis iš 32 nė karto nesureagavo tinkamai, jisai būtų, kaip sakant, privertęs ištepti sėdynę adrenalinu. Dievas pasaulį sukūrė per 7 dienas, oktavoje yra 7 natos, savaitė 7 savaitės. Volkswagenas turi ID7, kuris yra tobuliausias šiai dienai automobilis. Naujieną šių metų rinkimuose įsteigė Lietuvos kartingo federacija. Tai nominacija skirta jaunajam lenktynininkui iki 15 metų amžiaus už sportinius pasiekimus. Šiais metais nugalėtojų tapo FIA Motorsport žaidynių Karting Sprint Senior nugalėtojas Markas Šilkūnas. Buvau informuotas, kad Markas šiuo metu vis dar
dar treniruojasi Italijoje, tai nebent turime kažkokį tai atstovą, kas norėtų. Prašau. Turime patikimą atstovą. Susipaveiksmuojam. Reikia pastebėti, jog tas mažasis metų vairas netoks jau ir mažas, tiesa. Sveikinimai. Tradicinės nominacijos metų vairas nugalėtoja konkurso komisija iš pretendentų išrenka už Lietuvos vardo garsinimą tarptautinėse lenktynėse. Juo tapo Edgar Kochanovski, komandos FIA ištvermės lenktynių nugalėtojos vadovas ir savininkas. Jo dėka Lietuvos vėliava vasarą buvo iškelta legendinėse Le Mano 24 valandų lenktynėse. Sveiki visi, sveikinuosi iš Saudi Arabijos Džedą. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už šį apdovanojimą. Man tai ne tik pripažinimas, bet ir didelė atsakomybė bei motyvacija siekti dar daugiau. Ačiū visiems ir galbūt susitiksime Lietuvoje. Iki. Kaip ir kiekvienais metais savo mylimiausią, patraukliausią ar labiausiai geidžiamą automobilį išrinkote ir jūs. Visą mėnesį balsavę portalo TV3 LT skaitytojai išrinko savo favoritą. Šių metų tautos automobilis Dacia Duster. Buvo labai įdomu. Tikrai žinau, kad vyko aršios kovos tarp atstovų automobilių gamintojų Lietuvoje. Tikrai visi norėjo to tautos automobilio titulo, o komisijos nariams irgi buvo smagu ateit pas mane į studiją pakalbėti, kai kurie pirmą kartą radijui buvo, tai vat džiaugiuosi tokią progą. Ir šiaip labai smagu, kad į TV3 grupę vis daugėja ateinančių auto reikalų. Man asmeniškai tai yra labai smagu. Ir tai yra ta vieta, kur dabar renkasi visi benzingalviai panašu. Lietuvos metų automobilis 2025 konkurse buvo deleguoti 32 šalies rinkoje per metus debiutavę modeliai. Tarp jų elektriniai, benzininiai, hibridiniai ir netgi vienas dizelinis. Visi jie buvo suskirstyti į 3 kategorijas – iki 40 000 eurų, nuo 40 iki 60 000 ir virš 60 000. Tad šiemet, kaip ir pernai, komisijai finalo renginyje balsuojant tiesiogiai buvo paskelbti net 3 Lietuvos metų automobiliai. Dirstelėkime į ekraną! Pirmasis metų automobilis šiemet tampa Škoda Superb. Škoda Superb! Lietuvos metų automobilis 2025 kainų kategorijoje iki 40 000 eurų. Kiek vertinant automobilius lemia subjektyvumas ir ar jis yra, jis tikrai yra, bet manau kokių 30% bent jau tikrai. Subjektyvumo faktorių aš visada įtraukiu į savo vertinimus, todėl kad šio konkurso irgi esmė yra ta, kad yra 10 skirtingų žmonių, kurie turi savo skirtingas nuomonės ir tas subjektyvumo faktorius čia išsilygina. Aišku, jokių būdų neleidžiu jam užbujoti ir stengiuosi neapgauti savęs irgi. Kai kurie žmonės, kurie komisijoje yra daug metų, tai jie, aš manau, kad savo galvose jie jau pakankamai objektyviai net ir tuos subjektyvius parametrus ar tas subjektyvias charakteristikas susidėlioja į lentynėles labai nesudėtingai. Man tai padaryti pirmais metais yra sunku ir aš tikiuosi, kad tas subjektyvumas per daug nenulems, bet yra subjektyvumo faktorius ir jis vis tiek turi svertinį koeficientą nemažą. Visi mes žmonės, bet visa laimė mūsų yra 10 ir mes pakankamai skirtingi ir iš viso to gaunasi maksimaliai objektyvus rezultatas. Jeigu būtų 20, gal būtų dar objektyvus. Vertinant automobilius, subjektyvumo neįmanoma išvengti, bet mėgstu tą mūsų komisijos subjektyvumą vadinti profesionaliu. Tai mes turim 10 profesionaliai subjektyvių nuomonių. Šios nominacijos laureatų skelbiamas, dėmesio į ekraną į paskutinėje eilutę. Kaip ir pasakyčiau, banalu tiesiog, nes jau ta Europa yra jau tą apsprendusi, kas yra geriausias automobilis. Dabar va čia tą patį padarėme. Renault Scenic. Renault Scenic Electric. Mums visų pirma šis apdovanojimas yra kaip pripažinimas ir žinoma pasitikėjimas 10 komisijos narių, kurie tikrai turėjo nelengvą darbą iš 32 automobilių išsirinkti 3 tuos pačius
verčiausius būtent šio titulo ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent elektrinė versija kainų rėžyje nuo 40 iki 60 tūkstančių buvo pasirinkta kaip metų automobilio apdovanojimo verta transporto priemonė ir tai tik tai rodo, kad einame tvarumo link. Kasgi yra verčiausias metų automobilio 2025 titulo premium kategorijoje? Man reikės publikos pagalbos, ar pasiruošę pasakyti garsiai, kas nečiaudi? Kas nečiaudi? Kas nečiaudi? Audi! Nes kai paspaudi, tikrai nečiaudi! Audi! Audi nečiaudi! Akimirka, tegul ji papildo Lietuvos metų automobilio istorijos metraščius. Well, I feel wonderful. We got 3 prizes for the Audi Q6 e-tron. We're really happy about it and we're proud about this new model. It's really... Jaučiuosi nuostabiai. Už Audi Q6 e-tron gavome 3 prizus ir esame laimingi bei didžiuojamės šiuo modeliu, su kuriuo lengva dirbti dėl technologijų ir dizaino. Jūs komisija atlikote daugybę testų. Esu dėkinga žurnalistų autoklubo prezidentui Valdui Valikevičiui ir komandai už šį renginį, ištisą mėnesį testų, kuriuose žiūrime automobilius iš visų įmanomų kampų ir dėl to smagu būti šios kategorijos viršuje. Great. So, thank you very much. Konkursas Lietuvos metų automobilis 2025 baigėsi. Šiandien visi automobiliai dalyvavę konkurse puikuojasi dilerių vitrinose. Tačiau lyg konvejeryje jau dabar debiutuoja nauji automobilių modeliai ir pildosi kitų metų konkurso derliaus lentynos. O Lietuvos žurnalistų autoklubo nariai to derliaus vaisius uoliai testuoja, laukdami Lietuvos metų automobilis 2026 rinkimų.